Prieš 30 metų gimė ne viena istorija, gimė 2. Tais metais kovo 31 dieną, kai pasakojo mama, dar tirpo sniegas, bet stipriai šviečiant saulei prasidėjo mūsų gyvenimai. Pirmą kartą kvėpavome to pačiu oru, pirmą kartą šypsojosi tos pačios akys, kurios priešai save matė, lygiai tą patį. Ar įsivaizduojate turėti tokį patį kaip tu? Arba kažką, kas tave supranta net tada, kai nieko nesakai. Mūsų bendras gyvenimas kartu tapo nesibaigiančia žaidimo aikštele, pilna paslapčių ir atradimų. Kiekviena diena buvo lyg naujas pasaulis, kai mūsų vaizduotės ribos neturėjo pabaigos. Tvirtovės iš pagalvių ir kėdžių buvo daugiau nei tik statiniai. Jos tapo mūsų pilimis, apsaugančiamis nuo viso pasaulio, kuris dar buvo svetimas ir nesuprantamas. Kiekviena tų dienų kūrė mūsų bendrą istoriją. Mūsų kelionės po šį pasaulį žemėlapis visada gyveno mūsų širdise. Ir tada atėjo paauglystė. Tada pasaulis atrodė dar didesnis, sudėtingesnis, kupinas naujų klausimų, kuris verčia suabejoti tuo, kas esi ir ką turi. Kuo daugiau augome, tuo stipriau norėjome atsiskirti. Pradėjome kurti ribas, iš pradžių mažas, vėliau vis aiškesnes. Kitaip tariant, pradėjome ieškoti savęs. Kartais atrodė, jog mūsų keliai veda net į skirtingas pusės, tačiau kažkur gilumoje mes visada žinojome, kad grįšime viena pas kitą, nes mes visada buvome viena kitai namai. Nors mūsų gyvenimai prasidėjo kartu, tačiau jau tada mes jautėme, kad kiekviena iš mūsų turi savo kelią. Po paauglystės atėjo metas, kai mes pradėjome žengti tikrą, suaugusių gyvenimą. Pirmas žingsnis iš tėvų namų buvo lyg didelis šuolis į nežinomybę. Tai buvo ir laisvė, ir baimė vienu metu. Juk tie namai, tie kambariai, kur mes augome, buvo daugiau nei tik fizinė erdvė. Tai buvo mūsų pirmasis pasaulis, mūsų saugi vieta. Kiekviena siena, kiekvienas langas, kiekvienas kampelis buvo liudijimas tų momentų, kai mes mokėmės pasaulio kartu. Kiekvienas kambarys turėjo ir savo paslaptis, kvapus ir garsus. Tuos tylius, švelnius žingsnius, kai mama ir tėtis naktį eidavo patikrinti, ar mes miegame. Ir dabar, žvelgdamas į praeitį, mes galime pasakyti, kad mūsų panašumas yra stiprioji pusė, kurios niekas nesugebės sugriauti. Kad ir kai mes pasikeistume, kad ir kokius skirtingus pasaulius sukurtume, mes visada žinome, kad mūsų širdis niekada nesiskirs. Ir dabar štai, 30 metų. Amžius, kai ne tik išmoksti pažinti pasaulį, bet ir pamatai, kaip jis keičia tave. Ir nors mes jau suaugusios, nesvarbu, kaip toli mūsų keliai nuves. Visada žinome, kad grįžtame viena pas kitą. Per visus tuos metus, kai bandėme būti skirtingos, mes išmokome, kad mūsų unikalumas yra priimti vienodai svarbius, tačiau skirtingus pasaulius. Tai magiškas ryšys ginte, kuris nepaisant visų iššūkių, tampa nesibaigiančia kelionė, kurios kryptis visada ves mus viena link kitos. Šiandien tik naujas pradžios taškas mūsų istorijai. Naujas sezonas, nauja serija, prasidedanti dabar.